Tapus vadovu labai greitai supranti, kad vien techninių žinių, norint produktyviai vadovauti komandai, neužtenka. Vadovavimas yra tarsi atskira profesija. Profesija, kurios taip pat reikia mokytis. Mano vardas yra Tomas Lekavičius ir noriu pakviesti tave į praktinius vadovavimo mokymus, kurie yra skirti tam, kad tavo vadovavimas komandai taptų lengvesnis, sklandesnis ir su didesniu pasitikėjimu savimi. Kaip komunikuoti, motyvuoti, įtraukti, megzti ryšį, kaip mobilizuoti žmonės tam, kad jie spręstų organizacijai svarbiausius iššūkius. Į šiuos ir daugelį kitų klausimų vis geresnių ir geresnių atsakymų ieškau jau daugiau nei 17 metų. 12 metų iš jų pats vadovavau komandom, produktam, projektam, o 5 konsultuoju ir vedu mokymus vadovams. Skaičiuoju, kad per šį laikotarpį jau konsultavau daugiau negu 2000 vadovų. Todėl visa šita patirtis padėjo atrasti įrankius, sistemas, metodus, būdus, kurie iš tikrųjų veikia šiuolaikinėme pasaulyje, moderniame versle, moderniose organizacijose. Būtent šiais įrankiais noriu pasidalinti ir su tavimi. Visas praktinės mokymų temas ir įrankius skirstau į 3 kategorijas. Pirmoji kategorija esu aš pats. Aš kaip vadovas, aš kaip lyderis. Kaip kritiškai mąstyti tinkamiau, kaip galvoti apie tai, kas vyksta mūsų kasdienybėje, bet nepamiršti ir svarbiausių ilgalaikių prioritetų. Kaip valdyti savo labai ribotus turimus resursus, laiką, energiją, dėmesį ir kaip laimėti tą žaidimą galvoje prieš tai, kai mes laimim žaidimą visur kitur. Antroji temų kategorija esu aš plus vienas darbuotojas, kolega. Kaip megzti tvirtą individualų ryšį, kaip vesti tuos one-on-one susitikimus, kaip duoti grįžtamą ryšį, kaip motyvuoti ir kaip įtraukti, kaip pažinti tą vieną kolegą, kuris galėtų atnešti didžiausią galbūt netgi rezultatą komandoje. Aš mėgstu sakyti, kad tie individualūs susitikimai arba individualus ryšys yra tarsi slaptasis vadovo ginklas, kad tie, kas jį turi ir tinkamai naudoja, gali pasiekti puikių rezultatų. Ir trečioji temų kategorija esu aš plus grupė žmonių, plus komanda. Kaip suprasti grupės psichologiją, kaip suprasti grupės dinamiką, emocinį intelektą, kaip balansuoti tą tinkamą įsitraukimą komandoje, kuris būtų produktyvus, bet ne per didelis, kad komanda perdegtų. Todėl mokymų metu visas šitas temas pereisime praktiškai ir pragmatiškai tam, kad dar geriau galėtum suprasti žmogiškai faktorių. O žmogiškasis faktorius, mėgstu sakyti, yra tuo pačiu didžiausia rizika, bet ir didžiausia galimybė organizacijoje. O bene geriausias būdas valdyti ir naviguoti šitą žmogiškąjį faktorių yra efektyvus vadovavimas ir stipri lyderystė. Tad susitikime mokymuose ir tapkime dar geresniais žmonėmis ir dar tvirtesniais vadovais.